visiems. Sveika. Liudmila, alkoholikė, Sveika. pakvietėt. Sveika, Liudmila. Taigi šiandien pakalbėsim apie 7 tradiciją ir skamba jinai taip. Kiekviena A grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų. Išplėstinė forma yra šiek tiek ilgesnė ir gal daugiau pasako apie 7 tradiciją, tai paskaitysiu ir išplėstinę. A grupės turėtų visiškai išsilaikyti pačios iš savo narių savanoriškų įnašų. Manome, visos grupės turėtų greitai suprasti, kad bet koks viešas aukų prašinėjimas klubams, ligoninėms ar kitoms pašalinėms įstaigoms, naudojantis anoniminių alkoholikų vardu, yra labai pavojinga. Nėra išmintinga priimti didelių dovanų iš bet kokių šaltinių ar už kokius nors įsipareigojimus gauti aukų. Paskui su dideliu nerimu matome, kad A turtas auga sparčiau nei poreikiai. Kaupėsi lėšos nežinia kokiam tikslui. Patirtis mus nekartą įspėjo, kad niekas taip užtikrintai neardo mūsų dvasinio paveldo, kaip beprasmiai ginčiai dėl nuosavybės, pinigų ir valdžios. Iš tikrųjų, kaip ir visos tradicijos, 7 tradicija problematiškai skynėsi savo kelią ir iš tikrųjų šiandien tai yra toks aiškas suvokimas, kai yra tos tradicijos ir jau surašytas ir aiškios ir praeitas ilgas kelias, kad jos tapo šiandien tokios aiškios ir mums yra tik svarbiausias tikslas laikytis tų tradicijų. Taigi 7 tradicijos pagrindinis tikslas tai išlaidos patalpų nuomai ir žinios skleidimui. Daugiau kažkokių tai ten tikslų neturi būti naudojamos 7 tradicijos lėšos, kadangi va čia kaip išplėstiniai formoje ir parašyta, kad kai A turtas ar ten kažkoks tai pirkimas kažkokių nereikalingų daiktų, turtų, ir kaupimas didelių sumų, nežinia kokiam tikslui, jis tik priveda prie ginčių, prie noro padidinti tas sumas, kažkur tai dėti į verslus ir iš tikrųjų mus nuveda nuo mūsų pagrindinio tikslo. Taigi, patirtis rodo, kad niekas taip neužtikrintai neardo mūsų dvasinio paveldo, kaip beprasmiai ginčiai dėl nuosavybės, pinigų ar valdžios. Šitas šiandien skamba visai suprantama ir aiškiai, bet jeigu grįžtant truputį į istoriją, tai visokiausių ginčių, pagundų iš tikrųjų buvo nemažai. Ir A grupė šiandien yra ta vieta, kur susitinka mūsų dvasingumas, mano dvasingumas ir pinigai. Kiek dėti į tą dėžutę ar kepurę, kuri grupė naudoja, čia tiesiog grupės reikalas. Visada pinigai buvo laikomi prestižo, galios ir komforto simbolių. Ir aišku, mes alkoholikai tokie patys kaip ir kiti visuomenės atstovai ir mums atrodo, kad daugiau pinigų, to geriau ir atrodo, jeigu turint daug pinigų, galima nuveikti labai daug gerų darbų. Ir šita labai sena dilema yra
mums kaip alkoholikams labai didelė grėsianti pagunda. Jeigu prisiminam iš istorijos, buvo visokiausių didingų idėjų ir aišku, buvo ginčių, buvo svarstymų ir tie mūsų pirmieji alkoholikai, kurie praėjo šitą sunkų kelią, pasidalijo į tokias sąlyginai dvi grupės. Buvo konservatoriai, kurie sakydavo, kam gundyti save pinigais, darom kaip ir dabar, renkamės namuose, nereikės mokėti už patalpas, kam reikia tų knygų, brošiūrų, biurų, pasaulinės tarnybos, vienu žodžiu, perdodam žinią, akis į akį ir taip padedam kitiem alkoholikams. Bet aišku, draugija labai sparčiai augo ir va, toks požiūris turėjo pasikeisti. Kita pusė buvo radikalai, kurie sakydavo, kad privalom daryti daug daugiau ir kad reikia ir ligoninių, ir reabilitacijos centrų, ir mokamų ten gydytojų specialistų, kurie padeda alkoholikams, ir keliaujančių švietėjų, kurie neš žinią, ir visokiausių tokių vat panašių idėja. Ir aišku, buvo radikalų požiūris, kad reikia prašyti tokiem geriem darbam, kaip kurie daro anoniminio alkoholikų draugiją, reikia prašyti pinigų iš visuomenės, kaip daro vat, kitos organizacijos, kurių labai daug ir jie išsilaiko vat, iš tų tokių paaukojimų, iš labdaros. Ir atseit būtų labai, bet tiesiog nebuvo to matymo, suvokimo, kaip gali iš tikrųjų pakenkti tokiai draugijai kaip mūsų. Ir kada suvokėme ir atsisakėme tų didingų idėjų apie ligoninės, reabilitaciją, išlaidos iš tikrųjų tapo visai kuklios. Ir septintos tradicijos formavimosi ir išvis požiūrį į finansinius draugijos reikalus didelį įtaką padarė Švento Pranciškaus Asiziečio filosofija. Tais laikais asmenims buvo įprasta priimti skurdo įžadus arba kitaip vadinama neturto įžadus. Bet tai liesdavo atskirus asmenis, bet kas buvo unikalu, kai tokios įžadus priima organizacija, draugija. Ir va tas vat prasmė to Švento Pranciškaus kolektyvinio skurdo buvo būtina sąlyga savo bendrijai gyvuoti, kad nebūtų kaupiamos turtai, lėšos, o tiesiog pinigų turėjo būti tiek, kiek reikia gyvuoti. Ir kuo mažiau pinigų ir nuosavybės, tuo mažiau dėl jų ir kildavo ginčių. Ir kas yra labai svarbu, tuo mažesnė tikimybė nukrypti nuo pagrindinio tikslo, kadangi kai susikaupia sumos, tai atsiranda visokiausių idėjų, kur panaudoti tuos pinigus ir
vat iš Lietuvos istorijos, tai visokių buvo, kai grupės nuspręsdavo nupirkti ten palapines, dar kažkokius prabangius, ten daryti ten visokius švęsti ten jubiliejus labai su šokiais, su kviestiniais svečiais, ten muzikantais ir taip toliau. Juk mes neturim pamiršti, kad mūsų pagrindinės tikslas yra likti blaiviais ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę, o visi tie tokie dideli pinigai ir visokios, aišku, grupė turi teisę klysti, bet laiku labai svarbu iš tikrųjų aptarti ir visi tai ypač piniginiai reikalai turi būti priimami būtent grupėse. Ir būtent taip anoniminių alkoholikų paskelbtas kolektyvinio skurdo principas tapo būtent saugios ateities garantija. Mums reikia tiek pinigų, kad iš tikrųjų patalpom, žinios nešimui, išlaikymui, ten biurų, ten centrinės būstinės ir kaip jau žinom iš istorijos, buvo visokiausių pagundų ir tie visi tokie labai svarbus atvejai aprašyti mūsų knygoj A subręsta. Iš tikrųjų ten daug dėmesio skirta iš tikrųjų tradicijų gimimui ir kaip vystosi ir kokios klaidos buvo padarytos ir kokios išvados iš tų klaidų pasimokyta. Tai truputį tokių istoriškų akcentų. 37 metais prisimenam tos dažnai minimums pietus su Džonu Rokfelleriu jaunesniuoju ir jo draugais. Aišku, pradžioj finansinė padėtis buvo labai sunki, jau nekalbant apie tos asmeninius Bilo ir Bobo, kad jie ten neturėjo darbo ir iš tikrųjų sunkiai išgyveno, bet ir pati draugija iš tikrųjų labai sunkiai laikėsi finansiškai. Ir kai buvo organizuojamas pietus, tai ta neribotas finansinės paramos galimybė tiesiog užtemdė protą ir buvo visokiausių, aišku, svajonių, minčių ir įsivaizdavo, kad jie gaus čia labai daug pinigų ir darys labai daug gerų darbų ir pagerės tie finansiniai reikalai. Bet Rokfelleris labai nuleido visus anoniminius alkoholikus ant žemės ir pasakė, kad manau pinigai tik viską sugriaus. Ir jeigu šventasis Pranciškus pakišo tą mintį dėl tos kolektyvinio skurdo, tai Rokfelleris privertė laikytis šitų įžadų ir iš tikrųjų ir anoniminiai alkoholikai liko skurdžiais, bet tai buvo tik į naudą anoniminiams alkoholikams. Kitas kraštutinumas buvo, iš tikrųjų, kai jau buvo kalbėta, kad mums daug pinigų nereikia, tai atsirado pinigų baimės ir
alkoholikai tapo tiesiog šykštuoliais ir labai nenoriai sutikdavo remti būtinas regionų ir centro tarnybų būtiniausias tas paslaugas ir vat, be tų iš tikrųjų tarnybų pagalbos negalėjome nei veikti, nei plėstis, nei iš tikrųjų vat, negalėjo draugija vystytis taip, kaip kokią jinai turim šiandien. Ir nekyla netgi ir šiandien nemenkiausias pavojus, kad anoniminiai alkoholikai kada nors praturties ir iš savanoriškų savo aukų. Aišku, kai ateinam į draugiją, dauguma labai sunkiai laikomės finansiškai ir daug kas dalinasi, kad ir talonėliui į grupę nuvažiuoti neturėjo pinigų, jau nekalbant apie kažkokias aukas. Bet kai alkoholikai meta gert ir imasi darbo, retai turim bėdų su finansais. Reikalai greitai susitvarko, bet vis vien visokiausių minčių ir vat kiek mes niekam nekyla, kiek išleidžiam cigaretėm, kavai pirkdami ir kiek įmetam į tą dėkingumo dėžutę. Ir labai vat Bilas taip su jumoru ir galbūt labai iš tikrųjų prasmingas tas pavyzdys, kai Bilas parašė apie save, kaip buvo jam, aišku, po to Rokfelerio pietų buvo jiems paskirta su žmona po $30 į savaitę pragyvenimui, tokia kaip parama. Ir aišku, po tų pietų, po tų straipsnių labai daug į biurą pasipylė laiškų, kuriuos reikėjo atsakinėti, reikėjo iš tikrųjų tas išlaidas apmokėti, o pinigų visiškai nebuvo ir aišku, buvo prašymas, kad grupės siūstų į biurą tom būtinom paslaugom apmokėti, nors buvo net tokia suma, aišku, šiandien jinai kaip ir juokinga, $1 per metus nuo kiekvieno alkoholiko buvo prašoma, bet pinigai labai sunkiai pasiekdavo biurą, nenori labai alkoholikai siūsdavo tos pinigus ir vieną dieną Bilas labai pergyveno ir apie girtuoklį, daug kalbėjo apie girtuoklį šykštumą, kad nepalaiko mūsų organizacijos. Ir kai užklydo vienas slidininkas ir paprašė pinigų, tai Bilas nedvejodamas iš tų pinigų, kur buvo skirti žmonos maistą nupirkti, jis atidavė jam $5 padaryti pachmielą. Ir labai jautėsi, tokiu savo, labai gerai jautėsi, kad taip pasielgė, palaikė nelaimės draugą. Ir visai pamiršo. O kai vakare susirinkime paprašė įmesti į dėžutę, tai jis pakrapštė kišeniai, rado 50 centų, kažkaip tai pagailėjo ir įmetė tik 10 centų. Ir va taip dažnai iš tikrųjų
net neįvertindami vat, tų savo galimybių, vat, nu, alkoholikų iš tikrųjų, aš ir save prisimenu, kai vat, gerimo laikais niekad nemokėjau su finansais apdairiai elgtis ir dirbau dviejose darbuose ir tų pinigų visada neužtekdavo ir buvo tas paimtas ir kreditas ir vienu žodžiu vis vien kažkaip tai nemokėjom tvarkytis su tais pinigais. Ir dar buvo vienas gundymas pinigais, pats grėsmingiausias, kaip skaito, mirė viena ponia ir testamentu paliko fondui, kuris globojo anoniminio alkoholikų draugiją, $10,000. Tai buvo didžiulė suma ir įvertinant, kaip sunkiai vertėsi fondas, beveik buvo tuščias ir kilo ginčas, kilo klausimas, ar galim priimti tos pinigus. Fondui iš tikrųjų buvo labai sunkus laikai, grupės nesiuntė pakankamai pinigų biurui išlaikyti, tam buvo leidžiamos pajamos iš knygos, bet šių pajamų neužtekdavo padengti va tom išlaidom, apmokėti sąskaitas ir labai reikėjo pinigų. Ir tokia kilo didžiulė pagunda ir aš turbūt taip gražiai nepapasakosiu, kaip parašyta mūsų vat, knygoje 131 puslapį, knygoje A subręsta apie vat, būtent šitą pagundą. Jei neatsisakysim pašalinių aukų, visiškai jų neatmesime, fondas vieną dieną taps turtingas. Palyginti su šia perspektyva, svarstomi 10,000 nėra didelė suma. Tai tarsi girtuokliui pirmoji taurelė, kurią nurijus neišvengiamai prasidės pražūtinga grandinė reakcija. Ir kur mus tai nuves? Kas moka, tas ir muziką užsako. Jei EA fondas priims pinigus iš pašalinių šaltinių vieną dieną, jau patikėtiniams gali kilti pagunda tvarkyti reikalus, neatsižvelgus į visų EA pageidavimus. Kiekvienas alkoholikas, pajutęs laisvas nuo įsipareigojimų, sakys, juk fondas turtingas, kam man rūpintis? Pilno iždo svoris tikrai sugundys tarybą išradinėti įvairias schemas turtams pagausinti ir AA nukryps nuo pirminio tikslo. O taip nutikus, pasitikėjimas mūsų draugija bus pakirstas. Taryba taps izoliuota ir neišlaikusi aršių pačių AA ir visuomenės išpuolių žlugs. Štai tokie buvo argumentai už ir prieš. Tačiau patikėtiniai įrašė įsimintiną puslapį į AA istoriją. Jie palaikė principą, kurio vadovaujantis AA visada turi likti, anoniminė alkoholika visada turi likti skurdus. Nuo šiol fondas laikysis protingos finansinės politikos, apdairiai tvarkys einamasis išlaidas ir pasiliks tam tikrą kuklų rezervo atsargai. Neatsižvelgdami ir dabartinės reikmes, patikėtini oficialiai atsisakė 10,000 ir priėmė oficialią griežtą rezoliuciją. Ateityje visą panašių dovanų bus taip pat atsisakyta. Ta akimirka kolektyvinio skurdo principas buvo tvirtai ir negrįžtamai įrašytas į AA tradicijas. Kai apie tai sužinojo laikraščiai, susilaikėme ypatingos reakcijos. Begalinės labdaros fondų pinigų rinkimo kompanijas puikiai išmanantiems žmonėms AA pasirodė keisti ir įdomus. Vietinėje ir užsienio spaudoje pasirodė
pritariantys straipsniai sukėlė naują galingą pasitikėjimo anoniminių alkoholikų vienybė banga. Laikraščiai rašė, kad stokoja atsakomybės anoniminiai alkoholikai tapo atsakingi. Jie pavertė finansinę nepriklausomybę savo tradicijos dalimi ir atgaivina mūsų laikais beveik pamirštus idealus. Štai kodėl 7 tradicija skelbia, kiekviena grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų. Vat labai aiškiai, kai buvo iš tikrųjų susidūrę su tokia pagunda ir grėsme, buvo priimtas galutinai sprendimas, kuris ir galioja šiandien, kad mes nepriimam iš jokių pašalinių įstaigų, organizacijų, netgi žmonių, ne narių, jokių aukų, jokių piniginių lėšų, jokių testamentinių paveldėjimų ir netgi iš valstybės. Taigi, pasidomėjau dabar, kokie maksimalūs tos aukos gali skirti mūsų draugijos nariai. Aišku, yra 2 sąlygos. Tos aukos turi būti vienkartinės ir tik iš AA narių. Vienkartinės ta prasme 1 kartą per metus. Ir dabar centriniam ofisui A narys arba grupė gali perduoti nedaugiau kaip $7,500. Kartais regionų komitetai ir intergrupės priima individualių sąnarių aukojimų tas maksimalias sumas ir aš pažiūrėjau mūsų puslapyje, kur parašyta apie 7 tradiciją ir skaičiai Lietuvos, kad nedaugiau kaip 1160 eurų per metus gali paaukoti A narės. Ir tas kažkaip tai parašyta, kad tas liečia ir palikimus, atseit, jeigu testamentu paaukoti, tai šitą, kas liečia centrinės ofiso, tai ten parašyta, kad nepriima palikimų. Tik tai tokias vienkartinės. Aišku, yra tų visokiausių praktikų, kad į visuotinio Civilinės tarybos biurą paslaugoms pasaulyje teikti, dažniausiai perveda ar grupės gimtadienio proga, kiek metų grupė egzistuoja, arba atskiri nariai irgi siunčia į tą mūsų centrą. Yra dar tokios tradicijos kai kuriuose grupėse, kai švenčia savo blaivybės jubiliejų, tai meta į tą 7 tradicijos dėžutę ar kepurę, ar pas ką kaip priimta, tą dėkingumo auką, kiek blaivybės metų, tiek ir meta. Ir kai kuriuose grupėse čia nėra kažkokių taisyklių ar šitą, tiesiog tokia graži tradicija, kuri egzistuoja. Taip, tiek istorinių faktų, kas liečia mano asmeninę patirtį su 7 tradicija, tai aš turėjau tarnavimo patirtį, iždininkė savo namų grupėj buvau ir iš tikrųjų
Tas buvo labai naudinga ir ne tik, kad įsigilinau į 7 tradiciją, bet ir iš tikrųjų daug ko pasimokiau, kaip ir man visada atrodė, kad tie pinigai, kurie renkami vat, į 7 tradiciją grupė, tai grupės pinigai. Tik tai vat, tapus iždininką, vat, tiesiog kažkur tai išgirdau ar perskaičiau, dabar nepasakysiu, kad visi 7 tradicijos pinigai yra draugijos pinigai ir man labai patinka mūsų grupėje jau nusistovėjusi tokia tvarka, pas mus organizaciniai susirinkimai vyksta kas mėnesį ir kas mėnesį iždininkas duoda finansinę ataskaitą, kiek buvo surinkta pinigų, kiek buvo išlaidų konkrečiai, kam buvo panaudoti tie pinigai. Ir iš tikrųjų pagrindinės išlaidos grupė, mūsų grupė, tai be abejo patalpų nuoma ir žinios skleidimui. Pas mus yra tokia tradicija, mes kiekvieną mėnesį aplankom kitas anoniminių alkoholikų grupės, kadangi Vilniuje tai grupių yra daug ir aišku, be problemos gali aplankyti bet kokią, bet rajonuose, kur yra nedidelė miesteliai, grupės yra nedidelės ir aišku, ir skaičius yra nedidelis ir tas vat, atvažiavimas iš tikrųjų duoda ir jiems, ir mums labai daug naudos ir tiesiog tas vat, palaikymas ir va tokiam kelioniam grupė irgi skiria pinigų ir be abejo visos išlaidos visada aptarinėjamos grupė ir grupė sprendžia, kokį rezervą, mes turim 3 mėnesių rezervą, kokį rezervą palikti, aišku, čia priklauso nuo patalpų, o dabar persikėlėm į naujas patalpas, aišku, padidėjo tos visos patalpų išlaikymo išlaidos ir turbūt vat, per daug metų pirmą kartą susidūrėm, kai porą mėnesių pajamos surinkta 7 tradicija buvo mažesnė nei išlaidos. Ir tiesiog per organizacinį susirinkimą jau buvo senai taip nuspręsta, jeigu kartais trūks pinigų ir stengtis, kad rezervas tas būtų neliečiamas, o kadangi patalpos, iš vis dabar viskas yra pabrangę ir komunalinės paslaugos ir tiesiog nesipaišėm ir tiesiog mes per organizacinį surinkom dar papildomai pinigų, kad padengti tą ir 3 mėnesių rezervas liktų neliečiamas. Ir be abejo, atsimenu dar, kai buvom kitose patalpose, buvo tokių laikų, kai surinkdavome nemažas pinigų sumas ir aišku, tada grupė svarstė, kaip panaudoti tas pinigus. Ir šiandien mes pervedam, aišku, Aukštaitijos intergrupiai ir pervedam Europos biurui tų pinigų. Ir visada aptariam, kokias sumas, kokios mūsų grupės galimybės, kiek mes galim pervesti. Atsimenu, buvo dar tokia graži iniciatyva grupės, kai mes pakvietėm iš JAV anoniminį alkoholiką Grišą, kuris turi labai daug didelę patirtį, labai įdomus, aišku, pašnekovas, kurie dalinasi. Tada buvo irgi skirti pinigai apgyvendinimui, dalį kelionės apmokėjom, kadangi jis važiavo ne tik į mūsų grupę ir kitos grupės prasidėjo, tiesiog buvo toks sudėtingas, bet čia buvo priskiriama prie žinios skleidimui. Ir
Vat kaip trūksta, jeigu trūksta, tai jau kalbėjau, kad grupė jau senai nutarta ir dar turim 3 mėnesių rezervą, aišku, įvertinam, kiek maždaug į mėnesį turim sumokėti už patalpas ir tokį panašiai 3 mėnesių rezervą. Tai man buvo irgi atradimas ir aišku, paskui aš ir savo asmeniniam gyvenime pritaikiau, kadangi, kaip visada jau sakiau, nemokėjau tvarkytis su pinigai, supratau, kaip svarbu turėti tokį rezervą. Ir dar norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų iždininką grupė turi rinkti labai atsakingai, atsakingai ir atsimenu, kai buvo pasiūlyta mano kandidatūra, buvo tokių klausimų ir vienas iš klausimų buvo, kokia mano finansinė padėtis, ar daug turiu ten skolų, ar vienu žodžiu tokie dalykai. Kadangi iš tikrųjų iš tos, netgi Lietuvoje buvo visokių tokių pavyzdžių, kai iždininkas užgerdavo ir dingdavo su pinigais, pragerdavo, bet paskui po kažkiek tai laiko girdėjau tą atvejį, kad jis grąžino tos pinigus. Būna, kad aišku, mes kaip alkoholikai turim nemažai tų visokiausių priklausomybių ir būna, kad ne tik viena priklausomybė alkoholis, bet ir lošėjai. Tai irgi yra didelė rizika, kad žmogus neatsilaikys turėdamas kažkiek tai pinigų, ne savo pinigų ir gali išleisti. Ir dar truputį norėjau pasakyti apie 7 tradiciją šeimoje, kaip jinai padėjo man, iš tikrųjų pakeitė į tą požiūrį ir išmokė apdairiai tvarkyti einamasias išlaidas ir pasilikti tam tikrą kuklų rezervą atsargai, ypač tas buvo tokia gera pamoka buvo, kai pandemija, kai žmonėms reikėjo išeiti atostogų savo sąskaitą ir neturint jokių rezervų, iš tikrųjų finansinė padėtis buvo tragiška. Ir atėjo toks suvokimas, kad šeimoje mano pinigai ne tik yra mano, tai yra mūsų šeimos pinigai ir ko nebuvo iš tikrųjų priimta ir nemokėjo, kad reikia tartis dėl išlaidų, dėl pirkinių su šeima ir aš, pavyzdžiui, dėl atostogų visada priimdavau sprendimą, kur mes važiuosim, kur mes gyvensim ir kaip leisim laiką ir nekildavo net minties, kad aš uždirbu pinigus, aš nuspręsdavau visus tos dalykus. Ir iš tikrųjų 7 tradicija pakeitė šitą požiūrį ir kartais netgi dar kai dukra iš tikrųjų mokėsi ir aš kažką tai pirkdavau, tai suprantu, kad žmogui, kad patiktų tas dalykas, ar tas drabužėlis, ar kažkokio ten koncerte, ar dar kažkur, tai reikia paklausti, ar žmogui reikia to, ar jis nori, ar jam tinka. Ir dėl to protingo rezervo jau kalbėjau, kad nėra aišku tų didelių pinigų. Ir atsimenu, aš jau prieš 8 metus, kai išeidinėjau į pensiją, tai galvoju, dabar jau tai 7 tradicija, mes jau biški mažiau, kadangi jau pajamos bus labai kuklios. Bet kaip nekeista, aš noriu pasakyti, aišku, pasikeitė gyvenimas ir tie pinigai kitokie ir metu žymiai daugiau, ypač dabar naujose patalpose, tai mes net nemonėtam, kaip juokiasi ne kai kurie mūsų
bičiuliai, kad šlamančiais reikia mesti į dėžutę, kad išsilaikytumėm, kad iš tikrųjų susirinktų. Vat ir šiandien buvau grupiai, pilna salė, iš tikrųjų ateina ir iš Minesotos, ir iš detokso, ir ateina žmonės ieškančios išeities, pagalbos ir vat, iš tikrųjų jaučiu tą atsakomybę, kad grupė gyvuotų, kad draugija gyvuotų, kad privalau savo dėkingumą iš tikrųjų normaliai išreikšti tą dėžutę. Atsimenu, per vieną iš mūsų grupiai dar praktikuojamas tokia tradicijų pasitikrinimo susirinkimai, jau senokai aišku nebuvo, bet buvo ir iš 7 tradicijos pasitikrinimo. Ir toks buvo klausimus, kiek kainuoja mano blaivybė. Vat atėjo laikas iš tikrųjų sumokėti ir vat tą 7 tradicijos dėžutę sutinka, kaip pasikartosiu, mano dvasingumas ir pinigai. Iš tikrųjų, buvo tas noras palaikyti grupę ir dalyvauti grupės gyvenime, žinoti ir dažnai susirinkimo pabaigoj sakom, kad išreikš savo dėkingumą į 7 tradicijų dėžutę, o dėkingumo jaučiu labai didelį ir iš tikrųjų, kas liečia 7 tradiciją, labai svarbu, kad būtų tas griežtas atsiskaitimas už tuos pinigus ir dėl tų išlaidų, dėl pinigų panaudojimo iš tikrųjų turi spręsti grupę pamatuotai ir apdairiai tvarkomi finansai ir iš tikrųjų tada užteks pinigų viskam ir iš tikrųjų, kad pasiekti mūsų tą pagrindinį tikslą nėra labai daug, nėra tokios labai didelės išlaidos ir tiesiog tvarkingai elgtis su pinigais. Nu, gal tiek. Ačiū.